Tai Rokai, kaip vertini rungtynės? Visų pirma, noriu padėkoti žmonėm, kurie atėjo šiandien į išskirtinės rungtynės mum, turbūt visos karjeros išskirtinės rungtynės, tai buvo gražu matyti tiek žmonių susirinkusių dėl mūsų artimo mylimo draugo Mindaugo. Rungtynės, kaip ir sakiau, pasikartosiu, kad ir kuri komanda laimėjo, kad ir kuri komanda, kuriai labiau pasisekė šiandien, Mindaugas vis tiek yra nugalėtojas mūsų visų. Rungtynės vertinu gerai. Kovėmės tiek energiją, tiek priešininkai, tiek mes kovėmės iš širdies, sakyčiau. Ir čia ledo ritulys, tas vienas įvartis, jisai toksai, sakykime. Ilgai ieškojom to pirmo įvarčio, jeigu kalbant apie rungtynės. Tai va tas galbūt pakišo koją ir kaip bebūtų gaila, nepavyko treneriui padovanotos gražios pergalės. Galbūt galėčiau paklausti, kas būtent buvo tas lūžis, nes pirmoji rungtynių dalis atrodė tikrai sunkoka, bet antroji atrodė kaip visiškai kita. Tai kaip ir sakau, gavom trečią įvartį, kažkiek susigrėbėm. Aišku, nesakau, kad prieš tai išėjom nepasiruošę, bet tiesiog ieškom to pirmo įvarčio ilgai. Tai treneris sveikinu su pergalė ir kaip vertinat rungtynės? Geros rungtynės, kovos, daug aistrų, daug žiūrovų turėjo, tai tikrai malonu žaisti tokiuose tribūnose, tai aš norėčiau, kad ir Elektrėnuose, ir Vilniui visose rungtynėse tiek būtų, ne tik kai žaidžia Elektrėnai su Vilniaus komanda, tai kad gal labai malonu buvo žaisti tokioje pilnoje arenoje. Galiu paklausti, atrodo, rungtynės pradėjote tikrai gerai, bet po 3-0 atrodo kažkas pasikeitė ir antroji dalis nebuvo tokia užtikrinta. Tai, kai sakoma, gal per anksti pasitikėjom savo jėgom ir pradėjom daryti to, ko mes nesitreniruojam. O jeigu pradedam daryti to, ko mes netreniruojam, tai visada prasideda klaidos. Ir noriu paklausti apie prie komandos prisijungusi Egidijų Binkulį, šiandien beje ir pelnė įvartį, kaip jam pavyko įsilieti į komandą? Tai aš manau, bet kuriam žaidėjui yra malonu žaisti namuose. Tai Egidijus vėl grįžo namuose ir matosi, kad ir treniruotėse, ir rungtynėse jis atsiduoda maksimaliai. Tai visada malonu turėti komandai žaidėjus, nesvarbu koks vardas pavardė, kurie už savo miestą, už savo komandą ne tik varžybose, bet ir treniruotėse dirba pilnu pajėgumu. Ačiū. Ačiū.